Šis tyrimas gal tik nago krašteliu pakrapšto tai, apie ką sakysiu toliau, bet vis tiek noriu apie jį papasakoti. Stiprus nesaugumo dėl maisto jausmas siejamas su dideliu streso hormono kortizolio lygiu kraujyje. Didelis kortizolio kiekis kraujyje yra siejamas su didesniu suvalgomo nesveiko maisto kiekiu. Nesveikas maistas čia konkrečiai apibūdinamas kaip hiperskanus, hyperpalatable. Tai yra arba riebus ir surus, arba riebus ir saldus, arba surus ir turintis daug angliavandenių maistas. Stiprus nesaugumo dėl maisto jausmas taip pat siejamas su didesniu gliukozės lygiu kraujyje nevalgio metu, tarp valgymo. O čia jau atsiveria Pandoros skrynia dėl visų šitų 3 faktorių. Tai reiškia ir puikias sąlygas lėtiniam uždegimui bei nutukimui, ir atsparumui insulinui, ir tokio maisto skatinamo noro valgyti dažniau ir daugiau, o tada jau ir atsparumui leptinui ir nuotaikos svyravimam, kuriuos bandome balansuoti, valgydami dar dažniausiai to paties maisto. Grįžkime pradžią ir pradėkim nuo ramybės. Gyvename tokiamis sąlygomis, kad stresorių turime nors vežimų vežk neigiamų ar teigiamų. Taip, intensyvus džiaugsmas irgi yra stresas, kuris irgi gamina kortizolį. Todėl kiek tik išeina, pabandykim rasti ramybės ir nenučiuožti į šią pakalnę. Skanaus, taikos ir ramybės.